Spalio 20 diena 2008 metais Seimo yra paskelbta kaip abiejų tautų įžado diena. Kas tai yra? Kai buvo priimta 1791 metais gegužės 3 vadinama konstitucija ir ten kaip ir nebeliko Lietuvos. Iki tol pagal Liublino uniją buvo Lietuvos kunigaikštystė didžioji ir Lenkijos karalystė sudarė vieną konfederaciją tokią, o gegužės 3 konstitucija, už kurią prabalsavo ir lietuvių atstovai ir Lenkų, Lietuvos vardo nebeliko ir kaip ir turėjo nunykti, bet po 6 mėnesių, spalio 20 dieną, vėl tas pats Seimas, vėl tie patys Seimo nariai nubalsavo už papildomą dokumentą, kur vėl sugrįžo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Lenkijos karalystė ir buvo tekste pasakyta, karaliaus pasirašyta, kad Liublino unijos tai yra tęstinumas, kas buvo labai svarbu. Ir tų atmintinų dienų yra gausybė, bet šitą gal įdomi tuo, kad tai buvo puikus įrodymas, kad netapo didikai, bajorai, šlėkta, netapo viena Lenkais. Vadinasi, buvo dvikalbiai Lietuvoje gyvenantys bajorai, didikai, kuriem buvo svarbu Lietuva. Ir tą suprato reformatoriai Lenkai. Ir buvo priimtas šitas abiejų tautų įžadas ir jau, sakykime, 18 amžiui prasidėjo tas toks jau lietuviškas judėjimas tautinis, nes jau įvyko Prancūzijoje revoliucija, jau pradėjo kurtis tautinės valstybės. Ir ta dvikalbių bajorų tas iškovojimas labai svarbus. Aišku, tai yra tik paminėtina diena, dauguma žmonių apskritai mažai domisi, dar gegužės 3 konstituciją girdėję. Tai va, o šitas dokumentas, abu dokumentai labai ilgai negaliojo, 1795 metais išnyko ir Lenkijos karalystė, ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo užgrobta, bet svarbus žingsnis, svarbi pradžia. Po to jau 19 amžiaus antroje pusėje valstiečių ūkininkų vaikai pradėjo daryti lietuvybę. Plius dar tokia įdomi istorija, kad netiesiogiai, bet labai šitie abu dokumentai susiję su Marijampole. Po grafų Butlerių valdymo perėmė mūsų Prienų seniūnija, mes priklausėm Prienams, Kvietiškio dvarą, generolas Sapiega. O jisai buvo varikliukas abiejų šitų dokumentų. Netgi Seime, jisai per 4 metus, Seimas vyko 4 metus, yra pasakęs 760 kalbų. Tai jis buvo vienas svarbiausių ir jisai priklausė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikams. Tai va tas irgi toks tiesmukas ryšys, galbūt mūsų kraštui tai yra netgi šiek tiek svarbiau. Plius iš tos konstitucijos, iš tų dokumentų, iš tos Sapiegos darbo išplaukė tai, kad mes Marijampolė ir kiti aplinkiniai miestai atgavo miesto teises, nes konstitucijoje buvo dar toks atskiras miestų įstatymas. Tai vat, mano galva, yra pakankamai svarbi data, kurią verta atsiminti. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.